Čia biški vėjelis paputė, biški išvertė, natūraliai čia viskas nukris spygliai, nes jau medis nebeaugantis, jis išvirtęs yra. Bet šičia jau yra židinys ir vat židinio pasiekmes. Šitą eglę apsisakavus. Jinai dar buvo pavasarį žalia. Šita va. Dar šitai žievė nenukritus. Šita jau nukritus, šitos va žievė yra, bet medžio nebėra. Čia realiai turim židinį kokį 10-15 arų gal. Medžiai su žieve, bet viršūnės jau viskas jau. Čia kaip pernai metais rodėm, kad kaimynas nesitvarko, tai dabar aš pats atvažiuoju į savo mišką ir vat žiūriu, kad man pačiam reiks susitvarkyti. Į mišką šiaip spygliotyną rekomenduojama metus atvažiuoti bent jau 2 kartus mažiausiai. Pasižiūrėti, kaip jo sanitarinė būklė. Ir ko gero, čia ateitis bus tokia, kad mes jo neužauginsim brandaus visiškai pilnai. Nu va, žalia eglė. Elementarus pavyzdys. Čia kokią gal šakelę reiktų pasimti. Žalia viršūnė. Čia yra žalia visiškai eglė. Stovi jinai tarp visų išdžiūvusių. Ir va, čia va matosi nubėgimai. Šviežus. Ką tik va, sakai, dar net limpa. Aš to žievės su pirštais netlupsiu, bet realiai jin jau viskas yra pažeista. Ją reikia dabar jau kirsti. Ir vat kirtimo metu, va tokius va medžius sergančius reikia būtinai išimti ir kuo greičiau išvežti iš miško. Ir kad kuo daugiau jų nesiveistų, tai vat kaip pavyzdys viskas prasidėjo nuo kaip pavyzdys galimai, sakykime, nuo išvirtusio medžio, ne? Į jį įsimetė vienas vabzdelis ir jis dauginas, po to į vieną medį, į antrą medį, jame veisęs, dauginas ir kuo toliau, tuo jie masiškiau. Iš vieno jau jiem nebeužtenk maistinių medžiagų, jie keliasi kitus ir jie plint. Ir taip jie gali išplisti visą mišką.